ką daryti, ar ne, kad pakviestų į antrą pokalbį. Mes taip su kolegiam sakom, ateiti pirmą. Ką mes stebim? Sušokti ant stalo, žinai. Ir tada tikrai tave prisimins. Prisimins, jo. Įdomu, iš kurios pusės, žiūrint, kur kandidatuoji, ne? Taip, neužmiršti konteksto. Žinot, kur eini. Kaip aš sakau, nereikia savęs pritempinėti. Aš labai esu už autentiškumą. Jeigu tu, na, iš tiesų visiškai esi crazy žmogus, ar ne? Vaikštai, nežinau, su geltonom pėdkelnėm kiekvieną dieną, mėlyni plaukai, raudonas švarkelis ir taip toliau. Nereikia ateiti juodai apsirengusiai ir taip lyg tai prisiderinti, ar ne, prie tos įmonės, į kurią kandidatuoji. Nieko gero nebus. Tu ateini su savimi, su savo asmenybė, su savo išskirtinumu. Ir kitoj įmonėj, va toks atėjęs spalvotas ar ne, ryškus, ekscentriškas, tu būsi numeris 1. Tai žinok, kur eini, tikslingumas, būk savimi. Faktas, kad etiketas tam tikras tikrai egzistuoja. Tai švara, tvarka, nevėlavimas, na, tokie bendražmogiški dalykai, bet kas liečia tavo išskirtinumą, aš esu visą laiką už jį. Ir visą laiką savo kandidatams rekomenduoju per darbo pokalbį nelįskite į kitos asmenybės batus. Gali praeiti tą darbo pokalbį. Iš tikrųjų galima taip išmokinti žmogų, jeigu užsiimti tuo, kad jis praktiškai gaus darbą. Ir žinai, paskui dirbti reikės. Bet apie ką šneka? Tai vad išlys tą pačią savaitę. Taip. tą pačią savaitę viskas išlys. Tai geriau, kad natūraliai įvyktų tas susiderinimas, ar ne? Tiek kūno kalboje, tiek aprangoje. Nes dažnai darbdavys sako, va, atėjo ir jau vizualiai, aš sako, matau tą žmogų mūsų organizacijai. Nu, va, tiesiog yra jausmas, ar ne? Na, ir puiku. Tai reiškia, tavo ten ir yra vieta. O jeigu nemato, tai gal tada ir nereikia čia prisitempinėti, ar ne, savęs kažkaip tai. Tai apie tą tokią išorinę, ne, pakalbėjom. Grįžtant prie pačio darbo pokalbio, nu, žinok, kur atėjai, į kokią organizaciją, kuo jinai gyvena, kuo kvėpuoja, ką daro, kokį produktą kūrė, kokią paslaugą pardavinėja. Apie poziciją turėk informaciją. Dar labai patarčiau net atsispausdinti darbo skelbimą, susirašyti klausimus, kur norėtųsi paklausti, kur norėtųsi pasitikslinimo tokio stipresnio. Kandidatai kartais bijo liktai, sako, gal nepatogu čia kažko tai klausti. Faktas yra nepatogių klausimų, bet mes apie juos nekalbam, ar ne. Bet paklausti, ar be šitų išvardintų funkcijų esate dar kažką numatęs. Kaip matuosit mano, ar ne, darbo rezultatus, nes noriu tikrai, ar ne, pagalvoti, ar aš galėsiu išpildyti jūsų lūkesčius. Tai va, su kiekvienu klausimu gali būti ir pagrindimas, kodėl aš jo klausiu, ar ne? Ir žinai, dar kas ir susidomėjimas, tu parodai savo susidomėjimą. Apie ką? Tai per tai tu parodai susidomėjimą. Taip, nes tu klausi, o kokia komanda, ar ne? O kokie žmonės pas jūs, pavyzdžiui, dirba? Kam sekasi dirbti? Taip. Arba, pavyzdžiui, kam nesiseka ir nepritampa prie jūsų komandos, ar ne? Tai žodžiu, iš tiesų nebijoti uždavinėti klausimų, nes tai parodo motivaciją, nes tau parodo, kad tau rūpi, kad tau įdomu yra, kuo organizacija gyvena, kuom kvėpuoja ir galų gale, nu juk tu turi kaip žmogus įsivertinti, o po to būna, kad ups, nepaklausiau, ups, nedrąsu buvo ir tada ups, ateinu ir to nėra.